Taip, mes grįžom į 16 metus, 09:29, 16:15. Ėjo vaikas takeliu tarp balų, sugavo varlę. Paleisk mane į laisvę, ko reikia pasakyk. 3 norais atsilyginsiu. Vaiku dar būdamas sprendimą pasirinko aukso maišą. Patapo turtingas, širdį nelaimingas. Pinigai pragarą atvėrė. Reikalauk, ko nori. Reikalauk, ko reikia. Padėt tau noriu. 2 norais atsilyginsiu. Pragare auksinis vaikas vaikšto lyg karalius, be valdžios, nereikalingas, skausmas širdį veria, reik valdžios. Karaliui dar labiau suima krūtinę. Reikalauk, ko reikia, padėt tau noriu. 1 noru atsilyginsiu. Nebereikia aukso, nebereik valdžios. Trūksta meilės tyros mano širdžiai, varlėms visoms. Kažkas atsitiko, šalia karalaičio karalienė žavi. Reikalauk, ko nori, aš atsilyginsiu, išpildydama norus visus. O papa, sustojo. O paskui kelionė į 1889, 01:03. Veikia? Veikia. Aha. Turinas, Via Carlo Alberto. Mes 2. Aš ir mano katinas 6. Pamatom neįprastą vaizdą, o fotiko neturėjau su savim, kad uždokumentuoti, ką matau, kaip bažnyčiotojas savo arklį lupa botagu. Po šalį ėjęs vyras puolė prie arklio jį ramint, kaip ką tik man 6 pasakė, tai Nyčė buvo. Jis arklius ganė, ne avis, Kristus ganė, be šunų. Vienajienių kinkinių, vienu arkliu vežimu važiavo, rūkas gaubė tirštas, kelio nematyt. Jam prasisklaidžius mergaitė pasitiko, iškinkę arklį. 22:06. Jansas paskambino, kažką apie įrišimą knygų klausė. Tada vežimą pastatėm į pastogę, mūsų jau 5, 6 arklys, jis, mergaitė ir aš. Namie mes likom 3 su mergaitė. Atsakstė man marškinius, perrengė kitais švariais, peravė batus, 6 pasakė, laikas gult. 22:17. Ji užkaitė kažką ant plytos, atsisėdo prie lango. Atsisėdo prie lango ilgam, kol virė puodas. Padalino 2 bulves po 1 jam ir sau. Jinai žiūrėjo ir stebėjos, kaip valgo jis pirmą kartą bulvę, pasirodo, kad atsisėdo tada sotus pats prie lango labai ilgam. Užsklendė ji duris, kūreno pečių, pati sau, 6 pasakė, laikas gult. Apsiprausėme ir nuėjau. Ji užgesino šviesas, dar persimetėm porą žodžių, nusprendėm miegot.
Ji žiūrėjo pro langą, aš į lubas, čerpę sutrukdė tylą, įprastų dūžių, nes siaučia vėtra, rytas, į pečių pakūrė, atsklendė duris, išėjo į vėtrą, vandens 2 kibirus atnešt. Po pusę kiekvienam įpylė, pripildė iki kraštų 22:47. Nes buvo tada rytas, jis, kai ji ėjo, atsisėdo, padėjo apsirengti jam, įpylė 100 gramų drato, jis pakartojo dar, jinai apsiprausė ir vandenį išpylė. Jis nesiprausęs vežimą kinko, o iš tiesų jinai išlydė jį į kelią. Sėdam kartu 6 ir aš, bet arklys niekur neina. Jis lupa arklį botagu, jis kaip įkaltas stovi. Tada prieina 6 ir viską atgal grąžina. Arklį vežimą į arklides, o mes į kambarį. Ji perrengia mane švariais drabužiais, batus perauna 23-24. Jis ima skaldyt malkas, ji namų ruoša užsiima, guli sfinkso pozoj šalia. Aš rašau, kas vyksta, užsimanėm valgyt, mes 6, aš išalkom. Mum buvo paruošta, prisisotino, jis plakė kartą, ji padarė pietų, po to pro langą ilgai žiūrėjo. Pabeldė į duris kaimynas 23:35, nes dratos baigėsi pas jį. Su pamokslu, kodėl į miestą neišvykai, kad ten sugriauta visas, miestas griuvėsiuose, ką aš bepasakyčiau, viskas taip yra. Miestas siurbia, paima naudą ir sudiev. Visa tai buvo. Iš kaimo mes pristatom produktus ir jie gyvena, kad prisiliest, gaut naudą, užmiršt vėl iš naujo. Tai išradingai ir žiauriai, bet vėl iš naujo. 23